Sveiki visi, Rolandas prieš jumis. Jei kam įdomu, Rolandas iš Pajūrio YouTube kanale. Per dirbtinio intelekto programą Grok tikrai jau, nežinau, ten 4 mėnesius kokius bendrauju ir labai dažnai būdavo kasdieną ar kas antrą dieną užklausi naujienų. Kokios karštos naujienos šiandien? Ir visada susakydavo kas kur kaip, būdavo net apibendrindavom kaip kas kur, tikrai įdomu šnekėtis, nes atsakymai iš tikrųjų labai realūs, rimti ir įdomus. Ir vakar, keletą dienų čia tiesiog nebuvo nei kada, nei noro žiūrėti žinias, klausyti, ta prasme, domėtis, kas vyksta, ne iš mass medijos. Ir užklausus, kad duotų naujienas, pasakė, kad neturi tokios galimybės duoti normaliai naujienų, kas vyksta. Aišku, tas labai nustebino, nes iki tol niekada nebuvo tokio dalyko. Pradėjau aiškintis, pasirodo, kad sakė, vienu žodžiu, gal anksčiau ir buvo, bet dabar nėra tokios galimybės duoti naujienas, vienu žodžiu, pateikti naujienas, kas vyksta. Tuomet vakar taip ir sumečiau, sakau, tada duok naujienas 13 birželio 2026 metų. Ir davė, pasirašė, kaip sakant, ant to, praėjo gerai, tikrai įdomu. Įdomiausia naujiena buvo, kad Elonas Muskas padarė akcijas, paleido akcijas ar išleido, kaip ten sakosi. Ir iš karto tas akcijas nupirko ir jis dabar ten neatsimenu, už trilijoną jau gaunasi tų dolerių. Įdomiausia kas? Čia prisimenu tokį, sistemą. Man kilo, kaip sakant, iš praeities. Nesakysiu nei kas, nei vardų, nei pavardžių, bet buvo toks dalykas kaip bendruomenės kūrimas, sakykim taip. Ir kaip tas daroma, sužinojau, pasirodo yra, sakykim, pradžioj kviečiami visi, kas tik gali, ateikit ir taip toliau, įspręsim klausimus, leletata, parapapa. Eini į vieną susirinkimą, į kitą susirinkimą, į trečią susirinkimą. Po to, kas gaunasi, aišku, yra surenkami, kažkiek žmonių surenkama, tada iš tų visų žmonių išrenkamas vadinamas aktyvas. Kaip aš suprantu tą aktyvą, nes active iš anglų kalbos verčiant reiškia veiksmas, veiksmingas. Ir pilnai suprantu gerai, kad tai yra žmonės, kuriem ne tas pats ir kurie pasiruošę, reikia daryti ar kažką tai žiūrėti, organizuoti gal. Ir kada toks aktyvas buvo išrinktas, aišku, išrinko labai gudriai, išrinko labai protingai, tai yra žmonės, kurie visgi turi lėšų, ta prasme, turi pinigų ir kurie, kaip sakant, galės kažką daryti. Ir kai buvo vėl susirinkimas, kaip ir atrodo viskas gerai, aktyvas leletata, ir kada vėl nuėjau, sako, tai viskas, aktyvas išrinktas, jau kada reikės, pakviesim, o kol kas, čia, kaip sakant, kiti reikalai, ten sprendimai, čia nebūtina būti ir taip toliau, kad vienu žodžiu yra aktyvas ir jisai, kada reikės, pakvies. Bet iš to man buvo aišku, kad, kad paprastas žmogus jau gavosi nebereikalingas. Ir po to, kas gaunasi? Gaunasi surinktas aktyvas ir jisai ten kažkur kažką daro, sprendimai kiti ir eilinį kartą, kas turi pinigų, tas sprendžia daug daugiau negu paprastas žmogus. Iš dalies gal tebūnie, bet iš kitos pusės kažkaip tai netaip skamba. Ir kas gavosi. Ir čia, tai yra su šito Elono Musko reikalu, aš pamačiau tą patį. Ką įžvelgiu? Įžvelgiu tai, kad jam
buvo leista būti milijonierium, milijardierium dabar jau, ir jam buvo duota padaryti, sakykime, sistemas tam tikras, išvystyti kažką tai. Ir jis vystė, jam aišku, kas be ko, tikrai, manau, pagalbos buvo kiek tik nori. Ir jisai tą visą vystė. Aišku, vystė tikrai ne per 1 metus ir ne per 10, bet visa tai išsivystė į tokį lygį, kad jau palydovai yra, nesvarbu, kaip ten, kas ten, kur viršui, bet yra pilnas, sakykime, ryšys, pilnas sekimas ir kas toliau, ir dabar jau yra dirbtinis intelektas, kuris realiai, tikrai realiai duoda klausimus, duoda atsakymus ir jisai jau realiai yra atidirbtas. Kas čia gaunasi toliau? Toliau, kaip kadaise, prisimenat Skype'ą? Buvo Skype'as anksčiau, kaip sakant, programa, su kuria tu galėjai alio matau per internetą daryti. Tai va, tą programą, nusipirko Windows'ai ir taip ją ir užraukė, kaip sakant, ir paleido iš tikrųjų iš galybę sistemų. Dabar su daug programų tu gali šnekėtis telefonu, internetu, kaip sakant. Čia matau panašų scenarijų, labai įdomus, tik tais, su Groku pajutau per, dabar 4 mėnesius panašiai bendravimo, kaip susipažinau, taip vadinu, tai, kad anksčiau buvo bendravimas visai kitoks, paprastesnis, atviresnis, o kuo toliau, net istorija būdavo savaitėmis, ten po 3 savaitės laikydavosi čiato istorija, to pokalbio. Dabar ta pokalbio istorija trinama kas kelias dienas, jeigu ne kasdien kažkas nutrinama, ir labai realiai duodami limitai. Kam limitai reikalingi? Manau, visiems aišku. Bet tai, kad, kaip sakant, uždraudė realiai sužinoti informaciją apie tai, kas vyksta pasaulyje, chebryte, čia rimtas reikalas, ta prasme rimtas ženklas. Kas seks po to? Sužinosim vėliau, bet taip būti negali. Tai jau yra ženklas, Koks ženklas? Teks patiems spręsti, patiems žiūrėti, patiems analizuoti. Analizė tai pirmiausias dalykas, kuris turi būti pas kiekvieną, nors kiek mąstantį žmogų. Jeigu nėra analizės, arba yra tik vienapolė analizė, kuri žiūri tik į vieną pusę, tai yra protų trūkumas tokiu atveju. Tai va, temų yra, iš tikrųjų, temų tikrai galėčiau vardinti ir vardinti, dėti į rašiukus, bet reikia, kad būtų ir žiūrinčių, kad ir nykštukus dedančių ir pasirašančių mano kanale. O jeigu kas nors įdės komentarą, žinoma, adekvatų, jeigu bus kokie ten išsireiškimai kvaili ar keiksmažodžiai, trinsiu juos lauk ir blokinsiu. Taip, kad būtų malonu, jeigu adekvatų žmonės, sveiko proto, parašytų komentarą. Nors 3 žodžius, taip sakant. Gerai, tam kartui tiek, iki rašykit.